Šiandien noriu Jums pristatyti pirmą kartą pas mus svečiuose esančią Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų vaikų endokrinologę, medicinos mokslų daktarę Rūtą Navardauskaitę, kuri sutiko neatlygintinai pasidalinti savo žiniomis. Tai labas vakaras, gydytoja. Labas vakaras, ačiū už pakvietimą. Ačiū, kad sutikot būti šiandien su mumis. Mums iš tikrųjų labai svarbu iš tokių kvalifikuotų specialistų kaip jūs pasisemti daugiau žinių ir atsakyti į vis tuos galvoje kirbančius klausimus. Tai pradėsiu nuo tokio dalyko. Gydytoja, ar tiesa, kad dauguma endokrinologų turi tokią kaip ir specializaciją, kažkurią sritį, kurią labiau domisi, kurioje daugiau žino? Na, visi turim kažkokią domėjimosi sritį, ar ne, bet nebejotinai cukrinis diabetas sudaro mūsų vaikų endokrinologų, kaip sakyti, tokią didžiąją dalį, gal ypatingai tiems, kurie dirba, stacionare daugiau ar ne laiko, kadangi šiuo gyvenimo etapu man tenka skyriuje dirbti tik tai budėjimo režimu, tai diabetų sergančiuosius prižiūriu ambulatoriškai dažniausiai ir dar šalia cukrinio diabeto, galėsiu papasakoti, kokių sąsajų dar turiu, domiuosi plačiau augimo sutrikimais, galim šiek tiek panonsuoti tikriausiai ar ne, kad ateinančiam ar kuriam kitam diabeto IQ ar ne žurnalo numeryje bus straipsnelis apie augimo sutrikimus, galimus augimo sutrikimus sergant cukriniu diabetu. Tai atsakant į klausimą, taip, turim dar šiek tiek tokią sritį besigilinančią, kad galėtumėm vieni kitus ekspertiškai pakonsultuoti vienais ar kitais klausimais. Tai, gydytoja, kadangi, kaip sakėt, jūsų viena iš mėgstamų sričių ir kur esat labai įsigilinusi, yra būtent augimo hormonai ir įvairūs sutrikimai. Tai ar tiesa, kad būtent tie augimo hormonai dažniausiai ir kiša koją vaikų gliukozės kreivėms? Didžiausią dalį, žinoma, turi įtakos ir kiti steroidiniai hormonai, kurie veikia priešingai nei pats insulinas, ar ne, didinant gliukozės kiekį kraujyje, tai būtų toje pats kortizolis ryte ar nedidėja ir gali didėti dėl streso. Lytiniai hormonai, kas mes matom paauglystėje, iš tikrųjų blogesnė gliukozės, blogesnė diabeto kontrolė, nepaisant galbūt psichologinių paauglystės iššūkių, bet to pačiu ir hormonaliai. Ir augimo hormonas tikrai turi didelį vaidmenį ir būtent tas rytinis aušros fenomenas, gal netgi 90% sudaro būtent dėl augimo hormono sekrecijos būtent ankstyvo ryto paryčių metu. O sakykit, tiesa ar mitas, kad vaikai auga šuoliais, o ne nuolatos pamažu? Šuoliais, sunkiai įvardinčiau, yra keli etapai augimo, sparčiausiai auga, žinoma, pirmaisiais, antraisiais gyvenimo metais, ar ne, savo ūgį ko nepadvigubina. Vėliau pakankama greitas augimas būna iki mokyklinio amžiaus vaikams, vėliau šiek tiek būna augimo sulėtėjimas, 5 cm per metus iki paauglystės ir paauglystėje būtent lytiniai hormonai duoda to akceleraciją ir tas šuolis būna didesnis. Tai taip, augimo tempai yra skirtingi, galėtume vardinti kaip ir šuoliais. Supratau. Dabar pereikime prie žiūrovų iš anksto užduotų klausimų. Jų iš tikrųjų buvo nemažai, tai pirmas klausimas buvo, mano vaikui 15 metų, sergam tik pusmetį pirmo tipo cukriniu diabetu. Ar vaikui dėl diabeto gali skaudėti šonkaulius? Nuo gimimo serga cistinė fibrozė. Ar labili diabeto eiga gali būti priežastis skirti namų mokymą? Sergam diabetu, tai reikėtų suprasti, kad vaikas serga cukriniu diabetu. Tas žodis sergam irgi, ar ne, kad dažniausiai visa šeima įsijungia į tą aspektą. Tikrai taip. Bet grįžtant prie situacijos, ar ne, cistinė fibrozė, gali būti dviejų formų, kad pažeidžia kvėpavimo funkciją, ar ne, ir būtent virškinimo trakto, būtent kasos, ne vien tik egzokrininė ir paskui pakenkia ir endokrininė funkcija. Ir tikėtina, kad galbūt čia toks dvikomponentinis galėjo būti dalykas ir autoimuninis diabetas ir būtent dėl cistinės fibrozės išsivystęs diabetas. Nedažnai susiduriam su tuom ir nuo pačio diabeto kaip ir šonkaulių neturėtų skaudėti, ar ne? Gali būti kalcio apykaitos sutrikimai, tai rekomenduočiau, jeigu dar klausiančios mamos gydytojas netliko
tyrimų dėl kalcio, fosforo ir vitamino D apykaitos tyrimų, tai rekomenduočiau juos atlikti. Ar ne, ar galbūt yra būtent vitamino D trūkumas ir gali tai būti. Kitas dalykas dėl cistinės fibrozės, gal dėl kvėpavimo nepakankamumo, ar ne, lėtinės plaučių ligos, gali būti ir kvėpavimo disfunkcija ir tas šonkaulių toks santykinis skausmas gali būti jaučiamas. Jūs apie cistinę fibrozę minėjote, kad cistinė fibrozė gali būti vienas iš veiksnių, kuris sukelia cukrinį diabetą, ar ne? Tai cistos kasoje atsiranda, teisingai? Kaip sakot? Kai būtent cistos kasoje atsiranda, ar ne? Jūs tada ne cistos. Cistinė fibrozė yra genetinė liga. Dabar jau nuo šių metų pradėta būtent ir naujagimių patikra dėl šitos ligos. Ir yra galimos vien tik, kad būtų plaučių pažeidžiama ar ne, plaučių fibrozė, gaunasi dažnos infekcijos. Čia yra chloro jonų, kaip sakyti, transportavimo liga susijusi, arba pažeisti kasą ir kasa pradžioj nepakankamai išskiria fermentų, kurie virškinimui reikalingi, bet paskui galiausiai paveikia ir endokrininę funkciją. Ir gali išsivystyti cukrinis diabetas šalia to. Nes mes dažniausiai ar ne vaikystėje susiduriam su autoimuninės kilmės diabetu, ar ne? Čia dar būtent ir sergant cistinę fibrozę gali išsivystyti endokrininės kasos nepakankamumas. Taip pat mama klausė dėl namų mokymo. Ar labili diabeto eiga gali būti priežastis namų mokymui? Turim tikrai atveju, kad ir nesergant cistinę fibrozę pasirenkamas namų mokymas. Tuo labiau dabar dar vis labiau populiarėja homeschooling, ar ne, dėl kitų priežasčių. Ir esant cistiniai fibrozei, dažnos infekcijos, plus dar diabetas, kas irgi veikia autoimuninę sistemą, tai gali būti pasirinktas ir namų mokymas. Jeigu matote tam tikslą ir dažnos infekcijos, tai tikrai būtų kaip ir viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko reikėtų rinktis. O, pavyzdžiui, jeigu tai būtų tik tai cukrinis diabetas be kitų gretutinių ligų, ar apskritai jūs rekomenduotumėt vaikams su cukriniu diabetu parinkti namų mokymą, ar rekomenduotumėt vis tik kontaktinį mokymą? Matot, dabar, kaip ir minėjau, daug visokiausių mokymosi tipų, ar ne, yra. Tai žmonės dėl įvairių dalykų gali pasirinkti mokymasi namuose, dėl ar ne kažkokių adaptacijos visuomenėje, ar ne, klausimų, ir ar turėti tam tikrų nuostatų dėl švietimo sistemos, gali pasirinkti dėl to, ar ne, bet pats, jeigu cukrinis diabetas yra gerai kontroliuojamas, ar ne, jūs patys susidūrintys su cukriniu diabetu matot, kad taip gali būti dažnesnės, ar ne, virusinės infekcijos, kurios, žinoma, tada išbalansuoja diabeto kontrolę. Tai nebent jeigu dažnai kartotosi, yra polinkis į imuninės sistemos ar ne susilpnėjimą, kaip įvardinti būtų galima, tada būtų galima rekomenduoti namų mokymo. Taip, tai žinoma, socializacija, jinai svarbi vaikams, ar ne, tiek pačiai kognityvinių funkcijų vystymuisi, tiek įgūdžių įgūdimui, nes mes visgi esam socialūs, kaip sakyti, kūriniai, kurie gyvenam bendruomenėje ir neišvengtinai sulaukę 18 metų, baigę mokyklas, gyvenam toliau vis tiek socialinį gyvenimą. Be abejo. Ačiū. Ir dabar sekantis klausimas. 14 metų paaugliui pirmo tipo cukrinis diabetas nustatytas rugsėjį. Vis dar slenka plaukai. Anksčiau taip nebuvo. Gal nuo insulino slenka plaukai, vartoja vitaminą D. Ir gal tuo pačiu pakomentuotumėte apskritai dažnas klausimas apie insulino šalutinį poveikį. Ar toks yra ir ar gali būti taip? Insulino šalutinis, jeigu kalbant apie šalutinį poveikį, ar negali būti vietinis reakcijos. Šiaip stebim labai retai, kad būtų insulino suleidimo vietoje paraudimas. Tikrai pavieniai atvejai, kiek man vaikų endokrinologijai daugiau nei 12 metų esu, tai tikrai pavieniai atvejai. Sisteminis poveikis, kad būtų pūkšlės alerginės ar ne, irgi
gal porą atvejų tekę matyti. O šalutinio poveikio, jeigu per daug susileisim, žinoma, bus hipoglikemija, jeigu nuolatinis bus per daug susileidimas ar ne hiperinsulinemija, tai tada gali būti hipoglikemijos korekcijais, kaip sakyti, daugiau suvartojimo maisto, ir paskui gali vystytis rezistentiškumas insulinui, o pats insulinas, kažkokiu tiesioginiu šalutinio poveikio neturėtų duoti. O dėl plaukų slinkimo, tai kaip suprantu, insulinas tokios įtakos neturi, nėra stebimas toksai šalutinis poveikis kaip plaukų slinkimas. O ar apskritai nuo cukrinio diabeto, ypač ligos pradžioje, gali slinkti plaukai? Matot, galėtų būti taip, jeigu susirgo diabetu, ar ne, visgi pirmo tipo cukrinio diabeto pirmi klinikiniai simptomai, ar ne, yra dažnas šlapinimasis, dažnas didelis troškulys ir svorio kritimas, nes nepasisavinama maistinių medžiagų, tai būtent dėl svorio kritimo, maistinių medžiagų pasisavinimo ir jo trūkumo gali būti plaukų slinkimas, ar ne, nes plaukai yra vienas labiausiai greičiausiai atsistatančios ląstelės, galbūt galėtumėm taip įvardinti, tai jos greičiausiai ir pametamos, ar ne? Tai būtent dėl to svorio kritimo ir maistinių medžiagų neužtikrinimo, bet reikėtų nepamiršti, kad sergant autoimuniniu diabetu yra rizika sirgti ir kitomis autoimuninėmis ligomis, tokiamis kaip autoimuninis tiroiditas. Ir tiroidito pasekoje gali įsivystyti hipotirozė, kurios vienas iš simptomų irgi yra plaukų slinkimas, šiurkštus plaukai. Tai, aš nebejoju, kad kai diagnozavo diabetą, buvo atlikti ir tyrimai ir dėl skydliaukės funkcijos. Tai linkėčiau lukterti šiek tiek, ar ne, kol organizmas pilnavertiškai atsistatys po tos diagnozės nustatymo. Kaip jau ir minėjau, vartoja vitaminą D, taip patgi cinkas, selenas būtų irgi gelbstintis dalykai, o labiau dabar šiuo šaltuoju sezonu, kai visokie mikroorganizmai ir virusai nori mūsų užpulti ir susirgti infekcinėmis ligomis, tai bus keliaveiksnis poveikis ir plaukams, ir imuniniai sistemai. Super. Keliaukim prie trečio klausimo ir mama klausė. Dukrai 16 metų. Rugpjūtį diagnozuotas pirmo tipo cukrinis diabetas. Šiuo metu insuliną leidžiame spenu ir kontrolė atitinka 91% normos ribose. Ar galima tikėtis insulino pompos, jeigu kontrolė ir toliau bus gera, kadangi gydytojas informavo, kad per gerą kontrolę netitinka pompos skirimo kriterijų? Ar tai neverčia pacientą sąmoningai bloginti kontrolę, kad atitiktų skirimo kompensavimo kriterijų? Visą laiką toks išlieka diskusinis klausimas, ar ne, kad yra kriterijai, dėl ko turi jie visą laiką bet kokiam vaistui paskirti, jo efektyvumai vertinti, ar ne, taip ir medicininėms priemonėms yra tam tikri kriterijai, ir jie yra sudaryti, tikėtina, ne veltui, ar ne, nes tai didesni valstybei kaštai ir iš tikrųjų nenoriu nieko rekomenduoti, bloginti kontrolės ar dar ką, ar ne. Mama neišsako, kad dabar yra noras turėti insulino pompą. Siūlyčiau tęsti gydymą daugkartinėmis injekcijomis ir apie galimybę turėti insulino pompą aptarti su savo gydančiu endokrinologu ir priimti bendrą sprendimą, jeigu bus, kaip sakyti, poreikis insuliną būtent injekuoti insulino pompos pagalba. Supratau. Bet kuriuo atveju, turbūt nei aš, nei jūs nesiūlom ar ne specialiai pabloginti diabeto kontrolę, sukelti hipoglikemiją ir hiperglikemiją. Tik tam, kad gauti insulino pompą. Jeigu sekasi su penais, tai galim tik turbūt pasidžiaugti ir tą šeimą, kuriai pavyksta tokių rezultatų pasiekti. Gerai, toliau. 17 metų paauglys naudoja tam tikrą insulino pompą. Rodikliai geri, bet jie geri tik tai pompos dėka. Ar kai jau po 5 metų baigsis finansavimo laikas, šios pompos nebeduos tęstiniam naudojimui? Tikriausiai esate ir jūs galėsit patikinti, kad yra išleistas Sveikatos apsaugos ministero 2020 metais potvarkis, kad insulino pompas yra kompensuojamos kaip sakyti, visiems sergantiems pirmo tipo cukriniu diabetu, ar ne? Tai kad nebūtų diskriminacijos amžiaus atžvilgių, tai turėtumėm galbūt nuraminti
klausiantįjį, kad insulino pompa galės tęsti gydymą ir virš 18 metų. Tiesa, esmė turbūt yra ta, kad pasibaigė tas konsiliumo, ar ne, galiojimas ir klausia, ar papildomai. Jo, tai yra formalumai. Kiek žinau, ar neįmanoma rasti. Taip, perėjus į suaugusių priežiūrą, tą patį, ką darė vaikų endokrinologai, yra konsiliumai ir gydymo, naujai pradedamas gydymas, inicijuojamas gydymas insulino pompa arba pratęsiamas insulino pompa, taipogi yra konsiliumo metu ir kriterijai visiems prieinami, ar ne, Sveikatos apsaugos ministerijos puslapyje ir tikrai tas žmogus galės gydytis insulino pompą, jeigu bus, kaip sakyti, toksai sprendimas tiek gydytojo, tiek ir paciento. Super, tai mama gali nesijaudinti, ateis vaikas ir gydytojai nuspręs, ar verta tęsti gydymą insulino pompą. Taip, toliau. 14 metų berniukui sergančiam 1 metai vienos kojos viršutinėje pėdos dalyje yra suragėjimai pirštų sąnarių vietose. Ar tai yra diabetinės pėdos ar polineuropatijos požymis? Dar kokio amžiaus galite priminti? 14 metų. Na, galiu tik pasidžiaugti, kad iš tikrųjų gerėjant diabeto priežiūrai mes labai retai susidurėm vaikų endokrinologai su diabeto komplikacijomis ir tikėtina, kad jūsų sūnui tiesiog yra nuospaudos būtent su tom vietom, kurios kontaktuoja ar ne su avalynė. Polineuropatijos simptomai yra būtent jutimų sutrikimai ir dėl ko paskui gali būti nuospaudos, žaizdos ir diabetinės pėdos opos. Tai tikėtina, kad jūsų sūnui yra tiesiog nuospaudos, rekomenduočiau apsilankyti diabeto priežiūros kabinetuose, ne kur būna atliekami kaip kosmetiniai pedikiūrai, bet būtent gydomosios procedūros. Tačiau būtent vaikų amžiai yra apribojimai, saugusiems šios procedūros yra kompensuojamos ir gali tiek ir Kauno klinikose būtent ar ne tą gydomąjį pedikiūrą padaryti, o vaikams, jisai nėra įtrauktas į paslaugų sąrašą. Tai manau, kiekvieno miesto poliklinikoje ar privačiam kabinete galima rasti diabetinės priežiūros kabinetą, kur diabeto slaugytoja atliktų būtent pėdos priežiūrą ir paaiškintų tolimesnę priežiūrą. Supratau. Dabar šiek tiek sudėtingesnis ir įdomesnis klausimas, tai kokių patarimų jūs turėtumėte paaugliams, kurie aktyviai sportuoja? Bei kokius tyrimus jiems rekomenduotumėte atlikti ar papildomai stebėti kažkokius tai veiksnius? Na, žinoma, pirmiausia, ar ne, glikemija. Na, o sportuojančiam, žinoma, ar ne, daug išprakaituojančiam labai svarbus elektrolitai, normaliai raumenų funkcijai, normaliam kraujo sudėčiai, tai iš tikrųjų būtų galima periodiškai daryti natrio, kalio, magnio, kalcio ar ne tyrimus, na ir užtikrinti būtent šių elektrolitų gavimą. Tai tikrai pilnos vaistinių lentynos pasiūlos sportininkams su magnio, natrio, kalio preparatais, tai, manau, įvertinus tyrimus būtų galima parekomenduoti juos vartoti. O kaip dažnai reikėtų sportuojantiems paaugliams būtent atlikti šitus tyrimus? Na, kartą į pusmetį, metus, priklausomai nuo intensyvumo, ar ne? Ir simptomų, jeigu yra varginami šlungis, raumenų tilpčiojimas, hiponatremija, ar ne, natrio kiekio sumažėjimas gali duoti pykinimą, ar ne, kalio sumažėjimas gali duoti širdies ritmo sutrikimus, tokios, kaip sakyti, nesmagumų širdies plote, tai jeigu turi tokių simptomų, tai būtų tikrai tikslinga ištirti ir įvertinti. O sakykit, gydytoja, kokia yra rekomenduotina šitų mikroelementų norma per parą, būtent vaikams paaugliams? Dažnai ant tų pakuočių tikrai yra nurodytos referentinės normos ribos. Magnio yra 400 miligramų, kalcio apie 500 miligramų, ar ne? Ir, tarkim, mes natrio gauname dažniausiai kaip ir papildomai, mums jo
kaip mikroelemento, jeigu pilnavertė mityba gali ir nereikėti papildomai įvesti, tai būtent tokios normuotės. Supratau, ačiū. Dabar mano vaikui beveik 18 metų. Vos tik jis prigula, net nebūtinai miega, tiesiog guli. Jo cukrus šoka į viršų iki 10-12 milimolių. Kai tik atsistoja, iškart ima staigiai kristi. Kodėl taip yra? Labai įdomi situacija, ar ne? Iš tikrųjų, būtų įdomu daugiau paklausti apie tas visą, kiek pagula, kiek atsistoja. Nuo tokio staigaus atsistojimo tikrai cukraus kiekis kraujyje nekrenta, nebent gali būti su kraujospūdžiu susiję dalykai, ortostatinė tokia hipotenzija, bet cukraus kiekio įtakos atstojimas tiesiog iš lovos neturi įtakos. Kalbant apie atsigulimą ir glikemijų kilimą, dažnai dabartinis įprotis yra ar neskrolinti atsigulos. Tai maža kas gal kažkokio įtempto siužeto filmukų žiūri. Galbūt kažkokio įtempto siužeto žaidimų žaidžia, ar ne? Ir tiesiog pakyla kortizolio kiekis kraujyje ir padidina gliukozės kiekį kraujyje. Ir reikėtų tai įvertinti, kokios tos visas aplinkybės. Bet, tokio būtent dėl atsigulimo, atstojimo, gliukozės kiekio kraujyje kitimų neturėtų būti. Man dabar tokia mintis šovė. Galbūt, kai būna užspaudus jutiklį, rodo žemesnį cukrų, galbūt kažkokioj pozicijoje atsigulus, kažkokiu būdu užspaudus kraujotaką, galbūt sensorius rodo aukštesnį cukrų, gal tiesiog iš piršto vertėtų pamatuoti. Geras pasiūlymas iš tikrųjų, bet jeigu taip nuolatos vyksta, iš tikrųjų, net, sakau, reikėtų tą situaciją labiau padetalizuoti, kas yra, bet jeigu mama klauso, iš tikrųjų galės jau paeksperimentuoti ir įsiaiškinti šitas detalės būtent dėl, kaip ir minėjau, dėl sensoriaus, ar ne, ir dėl visų kitų aplinkybių. Tai žinokit, kad vien nuo fizinės žmogaus pozicijos, horizontalios arba vertikalios, cukrus nelabai keičiasi, tai vertinkit kitas aplinkybės. Ar dėl cukrinio diabeto galėtų vėluoti vaiko fizinė arba emocinė raida? Taip, be abejonės, ar ne, cukraus kitimas kraujyje iš tikrųjų ypatingai dažnos hipoglikemijos arba aukštos, tikrai sutrikdo vaiko, gali sutrikdyti vaiko kognityvinės funkcijas ir būtent, kaip sako, psichinė raida gali sutrikti, ar ne. Dėl pačios fizinės raidos, žinoma, didelis cukraus kiekis kraujyje, ar ne, taipogi turi poveikį augimui. Detaliau galėsit, kaip jau sakiau, anonsuoju, paskaityti diabeto IQ, ar ne. Gruodžio mėnesio žurnale. Žurnale, kaip ten tas veikia. Ir taip gali būti. Ir svarbiausia palaikyti normalų cukraus kiekį kraujyje, kuo daugiau, ar ne, paros laikotarpyje, rekomenduojama ne mažiau 70% visų matavimų. Ir pakankamai, kaip sakyti, jeigu fizinė raida, tai žinoma, turi būti užtikrinamas vaiko pilnavertė mityba, pakankamas miego laikotarpis, ar ne, taisyklingas miego ir poilsio režimas. Tai užtikrinant visus aspektus, jeigu išlieka, tai reikėtų iš tikrųjų pasidomėti būtent endokrinologo dėl būtent vėluojančio, ar ne, jeigu tai yra brendimo, galbūt yra ir kitos priežastys. Vaikų endokrinologai susiduria šitą problemą ne tik tais sergančiais cukriniu diabetu, o dėl neurologinės būklės galbūt reikalinga neurologo konsultacija. Tai kaip sakyti, ne viską reikėtų diabeto kontroliai, ar ne, jeigu įsitikinam, kad jinai yra gera, bet ir pasižiūrėti taip plačiau, kas galėtų tai trikdyti. Aš tada jūsų dar paprašysiu paplėtoti apie pilnavertę mitybą. Turbūt čia yra daugiausia diskusijų apskritai, turbūt daugiau negu apie sensorių tikslumą, socialiniai erdvėjai klausimų. Tai visgi, kiek tiem vaikam reikia tų angliavandenių, baltymų ir riebalų suvalgyti ir apskritai, ar tie angliavandeniai yra reikalingi ir ar maža angliavandenė mityba gali turėti kokį nors neigiamą kažkokį tais, nežinau, poveikį vaikų augimui, raidai ar dar kam nors. Jo, iš tikrųjų ir mes periodiškai vis
vaikų endokrinologų asociacijai gvildenam šitas klausimus. Ir tokių, kad klinikinių duomenų, būtent, kad būtų straipsnių, labai daug padaryta vaikų amžiuje apie mažai angliavandenių turinčią dietą ar be keto dietą yra mažai, ar ne? Ir būtent cukrinių diabetų sergančių, nes, tarkim, yra tam tikra keto dieta gali būti taikoma prie neurologinių tam tikrų ligų, kai yra sunkia epilepsija, ar ne? Ir teigiama, kad vis tiek tai vaikų amžiuje neturėtų būti rekomenduotina keto dieta, ar ne, turėtų vis tiek būti ir angliavandenių, būtent dėl poreikio smegenims ir apskritai augimai. Tai tokios kraštutinios dietos, kaip labai mažai angliavandenių ar be keto dieta, vaikų amžiuje turėtų būti jau iš tikrųjų būti vengtina. Negalėtumėm sakyti, kad jau griežtai ne, bet vengtina. Ar yra kažkokios tai normos, kiek jūs rekomenduotumėt nuo iki arba kūno 1 kilogramui per parą angliavandenių suvartoti vaikams? Apskritai, ar nesergant cukriniu diabetu, tas psichologinis dalykas, kad maistas kažkaip turi būti skaičiuojamas, ribojamas, iš tikrųjų ir daugiau tų valgymo sutrikimų pastebima ir irgi publikacijos apie tai kalba. Tokio kaip apribojimo, kiek reikia, arba kiek galima, ar kiek negalima, nėra, jeigu nėra antsvorio vaikams. Ar ne, vis tiek viskas susiveda į kaloražo kiekį, siektina, kad tai, tarkim, jeigu tai yra angliavandeniai, tai būtų lėtai veikiantis angliavandeniai ir baltymai, riebalai, ar ne, pagal kalorijų kiekį, kad tokia standartinė, ta senoji taisyklė, ar ne, kad angliavandeniai sudarytų 50% kaloražo, ar ne, riebalai 30, baltymai 20. Ir jeigu mes pradėtumėm diskutuoti, kad, vis tiek, kaip žinom dabar, ar ne, kad yra naudojamas closed loop sistemos, siekiama, kad, nevyrautų angliavandeniai, tai tikriausiai šitoje santykiai galėtų persiskirstyti. Ar jūsų nuomonė 50% angliavandenių per parą yra ne per daug, įvertinant ir tai, kiek, tarkim, tų lietųjų angliavandenių, tą kiekį, porcijų dydį, kokį turėtų vaikas ar nesuvalgyti, ir apskritai diabeto kontrolė, vis tiek didelis angliavandenių kiekis vis tiek turi įtaką, nes sunkiau yra apskaičiuoti tikslę dozę, kuo daugiau yra tų angliavandenių. Tai ir sakau, tas santykis gali pasislinkti, čia tokios, kaip sakyti, galbūt galėtumėm vardinti, senosios taisyklės, ar ne, pagal kurios buvo sudarytos ankstesnės mitybos piramidės. Dabar, kaip kalbama, jinai jau kone apversta gaunasi, ar ne? Tie santykiai iš tikrųjų persiskirsto. Ir žinoma, daug kas priklauso nuo šeimos mitybos įpročių, ar ne? Tai tokio konkretaus skaičiaus negalėčiau detalizuoti, nes iš tikrųjų vienos publikacijos teigia, kitos šiek tiek galbūt kontroversiškai pateigia, tai nenorėčiau, kaip sakyti, apsistoti ties konkrečiais skaičiais. Mityba turėtų būti, pilnavertė ir galbūt įvardinčiau išmani, ar ne, tokia, kad, kaip sakyti, saikinga, vengiant, ar ne, greitų angliavandenių, vartojant geruosius riebalus, daugiau galbūt augalinės kilmės riebalus, vengiant transriebalų, ar ne, būtent aukštoje temperatūroje skylančius riebalus. Super, tai žodžiu, nelaimėjo nei viena stovykla, nei ta, kuris sako, kad vaikus reikia nuimti visus saldainius, angliavandenius ir bananus gali tik tai uostyti, nei tie, kurie sako, kad ojojoj, reikia ten virš 200 angliavandenių per parą, tai žinokit, nelaimėjot nei vieni. Mityba turi būti subalansuota. Taip, mityba turi būti subalansuota, reikia vaikams visko, jeigu suaugęs, kad turbūt gali išgyventi su mažiau ar daugiau kažkokių medžiagų, tai augančiam organizmui jos yra būtinos. Tai va, išgirdot iš eksperto lūpų. Dabar truputį kita linkme klausimas. Aš pati sergu cukriniu diabetu. Vaikas gimė didesnio svorio, buvo maitintas mišinuku. Iki šiol vaikui 10 metų turi didelį svorį, nepaisant sveikos mitybos. Kodėl taip yra ir ką dar galima būtų padaryti?
Kiek amžiaus vaikas, priminkit? 10 metų ir turi dar vis viršsvorį, didelį svorį. Na, iš tikrųjų, labai reikėtų peržvelgti mitybos, visgi mitybą šeimoje. Ar ne, kartais mes įsivaizduojam, kad gal, nenorėčiau nuneigti, gal taip ir yra, ar ne, kad yra sveikai maitinamasi, bet iš tikrųjų dar peržvelgus visą, tai matom, kad tikrai yra koreguotinų dalykų. Labai gerai padeda dienoraščio rašymas, iš tikrųjų ir prašyti ne vakare, kai jau ten gali tik tai lengvai nusigasti, o einamuoju dienos laiku, kad mes dar galėtumėm kažką koreguoti. Ir iš tikrųjų reikėtų vėlgi, kaip ir klausiam, kiekio ar ne įvertinti. Yra tikrai skaičiuoklės, kurios skaičiuoja, kiek kalorijų pagal tam tikrą aktyvumą ir pagal tam tikrą amžių reikėtų suvalgyti vaikui. Ar ne, ir 10-mečiui tikrai 2000 kalorijų per dieną nereikia, kas yra vertinama vidutinio aktyvumo suaugusio žmogaus norma, ar ne. Tai 10-mečiui turėtų būti apie 1000-1200 ir pažvelgus į produktų kalorijų ar ne lentelę pamatytumėm, kad labai greitai galima tą surinkti. Ir žinoma, skatinti fizinį aktyvumą, vengti tarpuose užkandžiavimų ir atsisakyti visokiausių saldžių gėrimų. Tiesiog atidžiai peržiūrėti, suskaičiuoti ir įvertinti, ar tikrai ta mityba nėra per gausi, nes tokio kaip genetinio nutukimo, ar ne, kur ten būtų leptino trūkumas ar leptino neaktyvumas, yra labai reta patologija ir iš tikrųjų reikėtų pirmiausia atsižvelgti į gyvensenos aspektus. Bet iš esmės tas didesnis svoris, aš kaip suprantu, vaikas gimė didesnio svorio, tai diabetinė fetopatija, vėlesniai vaiko raidai neturėtų turėti įtakos svoriui. Jie, kai gimsta, gali būti ar ne tos didesnis svoris, bet ir, kaip sakyti, tyrimuose rodo, kad gali būti ir toliau likti gyvenimo eigoje, ar net padidėja rizika kardiovaskulinių ligų vystymuisi, tačiau taikant, kaip sakyti, esant normaliems mitybos įpročiams visoje šeimoje, vaikas formuoja tą svorį nuo gimimo, dar kūdikystės metu gali jisai jau normalizuotis ir tilpti referentinėse lentelėse, ar ne, kuriuose žymi vaiko svorio ūgį ir jisai būti normalaus svorio ir konstitucijos. Jeigu gimė didelio svorio, tai nėra nuosprendis. Supratau. Tai žodžiu, šiuo atveju reikėtų įsivertinti, kiek ta sveika mityba yra sveika ir, kaip sako, kai laikausi dietos, valgau angliavandenį, bet suvalgau vienu prisėdimu vištą. Tai čia iš to sveiko nieko nėra, ar ne, kad ir lėsi baltymai, bet jeigu jų yra per daug, visą tai dedasi į bendrą kalorijų kiekį. Dabar ar gali būti, kad dėl cukraus šokinėjimų mano dukra pasidarė visą laiką pikta ir nebendraujanti? Čia galėtumėm, kaip sakyti, grįžti savotiškai tą klausimą apie kognityvinių funkcijų, ar ne? Taip, cukraus kiekis, kitimai kraujyje gali turėti įtaką ir emociniai būkliai. Žinoma, gali būti ir, kaip sakyti, paauglė mergaitė, ar ne, minėjote? Nerašo, bet greičiausiai, kaip suprantu, taip, iš apibūdinimo charakterio. Kažkokie ar ne kiti niuansai, bet taip, cukraus kiekis gali būti kaip vienas iš rodiklių, kad netgi atpažinti, ar ne, kad cukraus kiekis, tarkim, nukrito, kai vaikas tampa irzlus, ar ne, galbūt netgi konfliktiškas, piktas, gali būti verksmingas, ar ne. Tai tikrai vienas iš dalykų gali būti. O tas nuolatinis kitimas taipogi neprideda gerai savijautai ir kai žmogus negerai jaučiasi, gali būti dirglesnis ir labiau reaguoti į aplinkos dirgiklius. Tai žodžiu, tada klausimas, kas irgi yra diskusija, kas labiau kenkia, ar aukštas cukrus, ar staigus cukraus pokytis? Nes tarkim, kai staigiai numuša cukrų žemyn.
Dideli svyravimai apskritai organizmui nėra labai patinkantis, ar ne, kaip ir vasarą, kai pradeda snigti, tai suprantam, kad kažkokios kataklizmos vyksta, ar ne. Tai pats ir organizme, ar ne, dideli pokyčiai, netgi rekomenduojam, kad cukraus kiekis kraujyje kristų ne greičiau nei 5 milimoliai, ar ne, per valandą greičiu. Tai ten iš karto nuo 20 koreguotis iki 6 nerekomenduotina, ar ne. Ir, na, tai turėtų būti palaipsniui. Žinoma, labiausiai kenkia žemas cukraus kiekis kraujyje, ar ne, kas tai neprūpina smegenų, kas gali būti hipokoma, ar ne, ir būti pažeistos smegenys, o užsitęsusios hiperglikemijos taipogi gali trukdyti, jeigu tai yra vaikas, smegenų funkcijom vystytis ir tai nėra palanku. Na. Bet visgi geriau yra palaipsniui numušti, negu iš karto kalti daug vienetų ir numušti iki tų 6, kaip atsakėt, ar ne? Taip, jūs galite tikrai pamatyti, kad, na, tas insulino jautrumas kiekvienu atveju gali būti skirtingai ir jeigu kitą kartą skaičiuojat, kad vienas vienetas numuša per 2 milimolius, ar ne, kitą kartą gali suveikti, kad numuš per 3 ir gauti hipoglikemiją, na ir iš tikrųjų toksai paskui balansavimas būti labai sudėtingas. Tai iš esmės ir dažnas cukraus toksai šokinėjimas irgi daro ne tik žalą organizmui, bet taip pat ir nervinę sistemą veikia, ir tai daro žmonės piktus ir nesukalbamus. Taip. Gerai, dar viena mama sako, nebežino, ką daryti. Vos tik mano vaikas išeina į mokyklą, cukrus šoka į kosmosą ir nenukrenta iki pat vakaro. Ką galėtumėte patarti? Na, jeigu nenaudoji insulino pompos, tikriausiai pasiūlytumėm, ar ne? Insulino pompa su klauslų sistema, ar ne, kad būtų galimi injekuoti mikrobolius ir normalizuotų tą cukraus kiekį, nes galbūt vaikas patiria stresinės situacijas mokykloje, kyla kortizolio kiekis kraujyje, na ir tiesiog pačiam susikoreguotas glikemijas yra pernelik sudėtinga ir čia būtent pagelbėtų, ar ne, būtent dirbtinės kasos sistema. Bet mano pirma mintis turbūt buvo, kad kažko prisivalgo, bet spėju, kad jeigu mama klausia, tai čia ne maiste bus esmė, o kaip jūs sakėt, ar ne kažkoks tai ypatingas stresas dėl paties ėjimo į mokyklą, dėl kažkokio atsiskaitimo ar stresinių situacijų. Taip, kaip sakyti, vis tiek visą laiką turi būti parengtyje, ar ne, matematikoje, lietuvių kalboje, tai ir jaučia tą stresą, pasižiūrėti, ar pavyzdžiui savaitgaliais tokiu pat laiku, ar ne, nėra to paties. Tai tiesiog aptarti su vaiku, ar tikrai nėra suvalgoma to maisto, bet kurio neleidžia insulino, ar ne, tam. Bet manyčiau, kad tikrai reikėtų apsvarstyti galbūt apie insulino pompą, kuri mikroboliusuotų, ar ne, insuliną ir normalizuotų tą cukraus kiekį kraujyje, nes visą dieną užsitęsusi hiperglikemija tikrai nedaro didelės naudos organizmui neatneša. O kaip, tarkim, jeigu žmogus yra be pompos, kaip apskaičiuoti, kiek streso sukeltai hiperglikemijai reikėtų, suleisti insuliną, nes dažniausiai jau kai užkyla tas cukrus nuo streso, tai jau leiskite neleidė, sako, kaip vanduo, ar ne? Na jo. Kiek beleisi, vis tiek nekrenta. Kartais klausimas yra, ar iš vis prevenciškai tai daryti, netgi žmogus žino, kad aš ten eisiu į mokyklą ir man užkils cukraus kiekis kraujyje, vis tiek prevenciškai būtų pernelik rizikinga, jeigu jis neužkils, tai ne maistas, kur gausim insulino, gausim angliavandenių ir reikės jam insulino. Tai iš tikrųjų, tikėtina vertinti, ar ne, vėlgi tuo pačiu insulino jautrumo santykiu, kiek tas vienetas numuša, tai prie streso gali būti, kaip ir minėjot, ar ne, mažiau jautrus tas insulinas, nes kortizolio kiekis gali skirtis ir palaikyti tą gliukozės kiekį aukštą. Tai iš tikrųjų, nereikėtų iš karto vis vien įsileisti daug to insulino palaipsniui. Supratau. Dabar turbūt bus susiję su tuom apie ketonus. Kaip greitai pasigamina ketonai organizme
ir kaip juos geriausiai išplauti, na, turbūt klausimą apie namų sąlygas, aš įsivaizduoju. Nes ligoninėje jau gydytojai žinos, kaip išplauti ketonus. Ja. Pastatytume mašiną su insulinu. Ir atsakymas, ar ne, reikia insulino, nes yra hiperglikemijos, ar ne, ir reikia pakankamai skysčių. Jeigu naudoja pompą, ar ne, 4 valandos jau negauti insulino, ar ne, sistemą, tai jau gali hiperglikemija vystytis ir cukrui būna daugiau 14 milimolių virš 4 valandų, tai atsirantis tik ketonai kraujyje. Ir na, vienintelis būdas tai yra skirti insulino. Jeigu liaudiškai kalbant, tai irgi patirtis iš jūsų geriausia, ar ne, skirti mineralinį, galbūt gerti mineralinį vandenį negazuotą negu, ar ne, be elektrolitų. Na ir visgi vartoti angliavandenių ir to pačio insulino, ar ne, kad būtų įėjimas į ląsteles, ar ne, nes ketoniniai kūnai būtent yra nepakankamas insulino kiekis ir jau skaidomi riebalai. Aha, bet jūs paminėjot labai įdomų dalyką. Prie aukšto cukraus, gliukozės kiekio kraujyje, čia taip, jeigu pasakyti teisingai, tėvai dažnai bijo duoti valgyti vaikam. 14 cukrus ir jau viskas, kol nenukristi iki 9 ar 8 valgyti nebus ir laiko vaiką, na, nemaitinta iki to laiko, kol susinormalizuos cukrus. Jūs sako duoti angliavandenių, nes, na, aš įsivaizduoju, kad tėvam turėtų tai būti, nu, žiaurus stresas. Cukrus virš 14, ten gali būti 20 ir 20 kažkiek, ar ne, ketonų kalnas, ar ne, ir jūs sako duoti angliavandenių. Atveju angliavandeniai būtent padaro, šitu atveju, kad suprasti. Na, pirmiausia, žinoma, yra jeigu yra, ar ne, hiperglikemija, tai dehidratacijos šalimas, tai mes duodam atsigerti, ar ne. Kitas dalykas, duoti insulino, ar ne, ir bent jau kaip, ar ne, pagal visą mechanizmą, ar ne, padėti insulinu įeiti ir tiek gliukozė įeiti su insulinu į ląsteles, ar ne. Bet šalia dar duodant, bent jau kaip, ar ne, tose ligoninės sąlygose, mes tikrai skiriam ir nedidelio procento gliukozės tirpalą, kad ir ne, tas nebūtų greitas kritimas gliukozės, ar ne, nuo to aukšto cukraus ir įvesti ląsteles. Supratau, tai va. Tai iš esmės apskritai, net jeigu nėra ketonų, ar ne, bet yra aukštesnis cukrus, nereikėtų, ar reikėtų vis dėlto sulaukti tos... Ne, reikėtų, žinoma, reikėtų palaukti, kol, tarkim, jeigu planuojamas valgymas, ar ne, ir įprastai laukiam, ar ne, insulino to veikimo pradžios 10-15 minučių, esant didesniam cukrui, kaip ir jūs žinote, geriausia vis tiek palaukti šiek tiek ilgėlesnį laiką, kol tas cukrus pradeda kristi, nes, ar ne, pradeda insulinas veikti ir tada valgyti, ar ne, yra galima valgyti, žinoma, reikėtų vengti galbūt greitai veikiančių angliavandenių, ar ne, kad neužkeltų cukraus kiekio dar daugiau, bet, na, kad kontraindikuotina valgyti nėra taip, nebent vemia, ar ne. Taip. Tai vemia geriau valgyti neduotų, aš taip galvoju. Na taip, nes tada darbs toliau. Be abejo. Aha. Dabar, ar gali suprastėti mokymosi rezultatai dėl cukrinio diabeto? Dukra atrodo pastoviai pavargusi ir išsiblaškiusi, serga 5 metai. Na, toksai savotiškas panašių situacijų, kaip ar nesusiduria, tikriausiai tai tikrai yra opi problema. Taip, cukrinio diabeto ar ne tas cukraus kiekio išsibalansavimas kraujyje, tai aukštas, tai žemas, gali turėti įtakos koncentracijai dėl aukšto cukraus kiekio, taipogi ar ne, nuovargis gali jaustis, po hipoglikemijos irgi gali būti didesnis nuovargis jaučiamas ir gali būtent dėl cukrinio diabeto blogiau jaustis, todėl, na, vėlgi, galbūt tokios kaip taisyklės ar nepasikartot, siekti normalaus cukraus kiekio kraujyje ir vengti didelių svyravimų, ar ne. Pakankama, žinoma, miego režimas, na, iš tikrųjų, kaip netgi juokauji, kad paaugliams tas režimas apsivertusi diena su naktim, atrodo tėvai, kada žino, kaip su jais gyvenčiau, kad jau tėvai eina miegoti, vaikai pakyla iš to dienos paugulio, kad vėl galėtų naktį būdrauti ir eina miegoti vidury nakties ar paryčiais. Na, iš tikrųjų, išsibalansuoja tas ritmas paaugliams ir paskui ta dėmesio koncentracija yra sutrikusi ir tai kiek įmanoma peržvelgti dienos režimą
žinoma, būti pakankamai fiziškai aktyviems, jeigu suprantame, kad dabar tamsiuoju žiemos laikotarpiu griname ore mažai būna, bet vis tiek kažkiek ar ne pabūti, praseiti, kad gal to deguonies ir tikėkime, kad bus geresni mokymus rezultatai ir geresnis susikaupimas. Ar gali, pavyzdžiui, dėl cukrinio diabeto, kaip sako, pavargęs ir išsiblaškiusi, stikti mikroelementų, kaip mes prieš tai kalbėjom? Ar pats cukrinis diabetas gali tiesiog sukelti stygių kažkokią tai? Ne, pačios stygiaus neturėtų sukelti, jeigu mityba yra pilnavertė, bet reikėtų peržvelgti, iš tikrųjų didelis procentas netgi neberekomenduojama visai populiacijai bedaryti vitamino D tyrimų, įvertinti, ar tai yra trūkumas ar nepakankamumas, nes dažnam, kuriam trūksta, tai tikrai vitaminas D, kaip juokauju, galima rašyti jam odę, ar ne, kad tikrai turi įtakos ir savijautai, ir visiems tiems plaukams, nagams, imuniniai sistemai ir visam kam. Tai būtų galima parekomenduoti, ar ne, paaugliams profilaktinę dozę apie 2000 veikimų vienetų, jau čia tokia gera dozė, ar ne, žiemos laikotarpiu, tarkim, nuo kokio spalio, balandžio mėnesio, jeigu nėra šeimoje polinkio sirgti inksto akmenligę, ar ne. O mažesniems vaikams, ar ne, iki 12 metų, tai tarkim, nuo mokyklinio amžiaus iki 12 būtų galima apie 800–1200 veikimo vienetų, o jaunesniems tai iki 800. Jeigu nėra padaryti tyrimai, nėra įvertinta, kad yra vitamino D trūkumas. Tai čia būtų tokia saugi profilaktinė dozė. Tai iš esmės praktiškai daugumai baltaodžių žmonių, kurių oda yra blyški ar ne, gyvenančių, kaip mes Rytų Europoje, reikėtų vitaminą D turėti ant lentynos praktiškai visada ir būtų pasiruošus vartoti. Tamsiuoju to periodu, spalio, balandžio mėnesiais tikrai taip. Ar po hipokomos gali sutrikti reakcija ir atmintis? Ar po to atsistato ir po kiek laiko? Iš tikrųjų, hipokoma yra jau tokia tikrai kraštutinė sunki būklė, ar ne? Priklauso nuo tiek, kiek ilgai, taip, hipoglikemija krito taip, kad įvyko koma, bet kiek jinai ilgai užtruko, tai labai priklauso, kiek buvo paveiktos smegenys ir nuo to priklauso atsistatymo laikotarpis ir galimybės atsistatyti. Tai iš tikrųjų, detaliau būtų galima paprognozuoti ir tai negalim, kaip sakyti, nėra jokių išvestinių modelių, kaip būtų galima prognozuoti atsistatymą, tačiau taip labai daug priklauso, kiek ilgai užtruko būtent hipoglikemija ir smegenų pažaida kokia buvo. Bet apskritai vaikystėje patyrus hipoglykeminę komą yra galimybė, kad smegenys atsistatys ir visą tą veiklą? Dabar seniau galvodavo, kad smegenų ląstelės neatsistato, bet smegenys yra plastiškos ir iš tikrųjų smegenų, kaip sakyti, ląstelių dar atsigavimas tikrai yra galimas. Galbūt rekomenduotumėt, būtent yra toks ne vienas atvejis, esam sutikę, kad po hipoglykeminės komos tiek vaikam, tiek suaugusiam būtent sutrinka šitos funkcijos. Kaip galima būtų kažkokią, nežinau, treniruotę padaryti, ar ne, smegenų, kaip greičiau atstatyti šitas visas funkcijas? Tokia asmeninė patirtim pasidalinsiu. Yra būtent kognityvinių funkcijų treneriai, netgi tokios, Kaune, netgi žinau, yra toksai privati įstaiga ir tikėtina, kad ir kitose miestuose būtent jinai taikoma, tarkim, vaikams, kuriems yra sunkumas susikaupti, yra silpnėse, pavyzdžiui, girdimoji atmintis, arba ten kažkokia kiti, arba vyresnio amžiaus žmonėms būtent, kurie nori, tarkim, sako, laikyti vairuotojo pažymėjimo teisės, ar ne? Irgi tuos pratimus vis darant pagerėja kognityvinės funkcijos. Tai be jokių reklamų, neįvardinant kompanijų, tikrai galite susirasti, būna tam tikras užduotėlės ir žiūrint tam kognityvinių funkcijų treneriui, galima treniruoti tą smegenų pajėgumą ir gerinti tam tikrus, būtent kam klausiamoji, kam kažkokia vaizdinė atmintis yra prastesnė. Tai.
Na, tai pasirodo, galima eiti ne tik į sporto klubą auginti raumenis, bet galima eiti į sporto klubą mankštinti smegenis. Taip. Ir tikėtina, kad internete rastumėt netgi tam tikrų, būtent kaip dabar visi įtraukus būna žaidimams, ar ne, tai gali būti tam tikri žaidimai, kurie treniruoja jūsų smegenis. Super, tai ypač gerai vaikam, kurie nuo planšečių ir telefono net plėšia akių, tai prisiūs tokių žaidimų ir tegu žaidžia dieną naktį vietoj visokių muštynių, ar ne? Tai bent jau šiokios tokios naudos bus iš to, kad nepramiegojo naktį. Ar rekomenduotumėte vaiką su cukriniu diabetu skiepyti nuo gripo ir COVID? Imuninė sistema ir taip atrodo labai silpna, o dar skiepų poveikis. Na, cukrinis diabetas, ar ne, priskiriama lėtinėms ligoms, ar ne, rekomendacijos yra būtent skirtos dėl to, kad, susirgus šiom infekcijom, ar ne, būtų galimas didesnė rizika komplikacijų, tuo labiau būtent diabeto priežiūros irgi tiesiogiai ir netiesiogiai su diabetu susijusiam, ar ne. Tai, kaip sakyti, yra įtraukta į nacionalinės rekomendacijas, kad sergant cukriniu diabetu rekomenduojamas būtent imunizacija. Ar apskritai imunizacija yra kažkiek, nekalbant apie alerginę reakciją, jeigu žmogus yra alergiškas, be abejo, yra kažkiek pavojinga būtent žmonėms sergantiems su cukriniu diabetu, ar mes galime būti ramus, kad yra visiškai saugu ir tai neturės kažkokio tai super pašalinio poveikio, jeigu sergam tarkim, cukriniu diabetu? Na, tikriausiai daugiau klausimų negu atsakymų būtent imunizacijoje, ar ne? Jeigu kalbant apie cukrinį diabetą, jeigu diabeto kontrolė yra normali, ar ne, tai ta imuninė sistema, jinai santykinai yra stipri ir paveiki kovoti su, ar ne, išoriniais veiksniais. Kitas niuansas, kad kaip sakot apie šalutinius poveikius, ar ne, taip, tai cukrinis diabetas yra autoimuninė liga, ar ne, ir nenoriu nei už, nei prieš, kaip sakyti, šito dalyko teikti, bet, yra teigiama, kad imunizacija yra didesnė persvara duoda negu galima žalą. Ir su tuo pačiu susijęs Aušros klausimas, kurį jinai parašė, iš dalies jau atsakė, tai ar ši liga įtakoja dažnesnį sirgimą peršalimo ligomis vaikui 4 metai? 4 metai, tai toks amžius, tikriausiai patys gal susidūrėt su savo vaikais, kad, tos vadinamos imuniteto žirklės, būtent iki 5 metų jiems neveltui tie pirmieji darželio metai ir būna didžiausio viruso, paskui atrodo imunizavosi ir gerai, bet būtent, kai imunoglobulinų gamyba tada didėja būtent nuo 5 metų amžiaus ir jeigu jie buvo prieš tai turėję kontaktą, tai jie gaunasi imunizuoti ir daug atsparesni virusiniam infekcijom. Tai 4-mečiui sirgti infekcijomis, netgi nesergant diabetu, negalim sakyti, kad normalu, bet tiesiog taip gali būti būtent dėl imunoglobulinų mažesnio kiekio nei jau vyresnėme amžiuje. Tai taip. Tai žodžiu, jeigu serga 4-metis, tai žinokit, jūs einat per tą patį, per ką praėjo visos mamos, nesvarbu su diabetu ar be diabeto. Tikrai tiesa, turbūt kiekvieno darželinuko mama pasakytų, kad jau kai nuėjo į darželį, tai jau kaip vaikas sirgs pradėjo, tai ištisai namie su bėgančiu nosim sėdėjo. Taip, netgi juokauja darželitas, ar ne? Tiesiog. Kokius vitaminus ir papildus rekomenduotumėte pradinukams su diabetu, nes labai dažnai serga slogom ir kosuliais? Tai kaip tai imunitetą dabar mums sustiprinti? Man atrodo, pradžioje truputėlį užsiminėm vitaminas D, cinkas, selenas, vitaminas C, ar ne? Tai būtų tie pagrindiniai mikroelementai, kurių kiekis kraujyje turėtų būti normalus, irgi neperviršius, ar ne, ir tai gerina būtent tuos ląstelių barjerus, kurie kovoja su infekcija. O tarkim, žuvies taukai turi kažkokią tai įtaką imunitetui, ar... Omega-3, ar ne, būtent sudaro tą ląstelių lipoproteininę, kaip sakyti, senelę, būtent tai taip, taukai omega-3 yra, irgi eina į tą rinkinuką
būtent imuniniai sistemai stiprinti. Bet irgi visokiausių tyrimų yra, ar ne, kad nereikėtų nuolatinai vartoti galbūt žuvų taukų dėl iš kur jos išgaunamos ir viso to mūsų dabartinio ar ne užterštumo sunkiaisiais metalais ir visa kuo. Tai irgi rinktis kokybiškus papildus, kad jie atneštų daugiau naudos negu paskui žalos. Na taip, iš tikrųjų tas papildus išsirinkti nėra taip paprasta, ne ateis į vaistinę iš 100 rūšių ir visi geriausi, visi išreklamuoti ir vaistininkas dar to, kurie net negirdėjai, bando įkišti. Tai kaip tos papildus dabar mums išsirinkti, ką atkreipti dėmesį, renkantis savo arba vaikam papildus? Va čia svarbus klausimas dabar. Na, nepasakysiu taisyklių, nes manęs nieks tokių taisyklių irgi nemokė. Ar ne, kalbant apie vitaminą D, tikrai kartais galiu sakyti, kad galbūt pasinaudojama visokiausiais marketingo triukais, nes tarptautinėse konferencijose dar neteko, kad būtų proteguojama, kad būtent ar pienas purškiamas, ar kitas mikrocelinis, ar kitas gautas iš kanapių sėklų aliejaus, ar iš ikrų aliejaus, ar ne, kaip yra pasiūlymai, yra pranašesnis vienas už kitą. Kalbant apie tai, kad vitaminas, pavyzdžiui, D yra riebaluose tirpus vitaminas, tai yra tam tikra vitamino forma, kad yra vandeninių pagrindų, ar ne, tai visgi mūsų organizme yra riebalų ir jie ištirps, tai iš tikrųjų vitaminas D, kaip sakau, rinktis kainos ir kokybės santykį, ar ne, ir kad jeigu ir tuo labiau, jeigu darytumėt kontrolinius tyrimus, pasižiūrėti, kuris būtent jums geriausiai pakėlė vitamino D koncentraciją. Na, tarkim, magnio yra bent 4 skirtingų formų, ar ne? Ir nitratai, ir visokie, kokį ten nori magnio, ar ne? Tai koks yra lengviausiai įsisavinamas ir palankiausias žmogaus organizmui, kokia magnio forma? Aš neprašysiu, aišku, pasakyti, kurias... Magnio sulfatas yra dažniausiai vartojamas, ar ne? Būtent yra ir miltelių forma, ir tablečių forma. Tai galbūt būtų pasirinkimas šitas. Būtent magnio sulfatą. Ja. Na, kadangi galit pažiūrėti kitoj dėžutės formai sudėti, koks yra tasai magnis, tai patikrinkit, kokį perkat, nes, kiek žinau, tai ne visi vienodai įsisavinami ir ne visi yra vienodai naudingi žmogaus organizmui. Tai va, turi dabar labai gerą patarimą iš specialisto lūpų. Nu, dabar jau prieikim prie techninės dalies. Ar rekomenduotumėt vaikui dar neturinčiam 2 metų dirbtinės kasos sistemą? Na, iš tikrųjų labai sudėtingas klausimas, ar ne? Nes kur yra technika, visur visgi yra rizika, ar ne? Ir būtent insulino pompos, kurios jau yra aprobuotos, kurios turi, tą tokia jau closed loop, ar ne, gal vadinamams closed loop hibridinę formą, visgi į savo tyrimus yra įtraukę ir patvirtinę indikacijas vaikams virš 7 metų. Tai ir mūsų, ar ne, ir įsakymuose taipogi yra virš 7 metų. Daug aspektų yra lemiamų į insulino kiekį paros, kad nebūtų mažesnio nei 8 vienetai per parą berods jo, tai gautasi, kad vaikas turėtų būti maždaug virš 16 kg svorio. Tai teko skaityti keletą tyrimų, kad buvo įtraukta pacientų, kurie buvo tarp 5 ir 7 metų, bet visgi nerekomenduojama tokią amžiaus tą klauslų sistemą skirti iki 7 metų. O jeigu kalbėtume apie pasidaryk pats dirbtinės kasos sistemą? Tai, kaip sakau, visą laiką yra tas saugumo klausimas, ar ne? Nes, galima naudoti ar ne insulino pompą sustabdančią funkciją, būtent hipoglikemijos atžvilgiu, ar ne? Nes būtent klauslūpo, ar ne, jau yra, kaip sakyti, tas ne tik stabdymas, bet mikrobolių suskirimas, tai tikėtina, kad yra apsidraudžiama vien dėl to, kad pagal insulino jautrumą tie mikroboliusai gali būti tokie maži, kad insulino pompa nepajėgs tokio mažo duoti. Tarkim, cukraus kiekis pakilo 11, ar ne, ir
yra nustatyta, kad jau virš 10 turėtų pradėti skirti mikrobolius, tarkim, ar ne? Ir jeigu reikia jo labai mažo, gali galbūt ar net taip sukoreguoti, kad paskui būti ir hipoglikemija. Ir žinant tai, kad daviklio, kaip sakyti, uždelstumas, būtent, kad yra matuojamas cukraus kiekis audinių skystėje, ne kiek kraujyje, ar ne, ir gali būti uždelsta ta hipoglikemija ir tas stabdymas. Tai ne to, kad uždelsta hipoglikemija, bet įvertinimas uždelstas. Tai iš tikrųjų, gal kol kas laikykime pasaulinių tendencijų, ar ne, būtent atliktų mokslinių tyrimų tendencijų, kad, nerekomenduotina. Kad ir kaip norėtumėm ir atrodytų būtų galbūt tikslinga, bet, vis tiek įvertinimas žmogiškų protų būtų visgi pravartus. Tiesiog yra pats vaiko svoris, ar ne, per mažas ir per jautrus organizmas visam tam dalykui. O tarkim, ar vyresniem vaikam, paaugliam, jūs būtent rekomenduotumėt pasidaryti pat sistemą? Ar vis tik kaip specialistė jūs labiau linkusi susilaikyti šitų klausimų ir tiesiog? Kaip sakyti, ne jūs, tas būtent do it by self, ar ne, yra pirmiau buvo negu, ar ne, komercinės pompos. Tie algoritmai pakankamai, kaip ir sakom, saugumo atvejais, bet jie pakankamai tikslus, ar ne. Ir netgi yra dabar išleistos publikacijos, ką turi žinoti žmonės iki kol pradės gydymą būtent closed loop sistemą. Tai turi būti pakankamai vis tiek žmogus išmanus ir tu pakankamai turėti daug žinių apie diabetą, apie insulino santykį ir apie visą kitą. Ir tikrai naudoja pacientai, rodmenys geri, kaip sakyti, šaunu, kad tai įvyko ar ne, ir galima naudoti tą būtent, kaip sakyti, pasidaryk pats closed loop sistemą. Super, tai kol kas iš tikrųjų dar iš nei vieno, greičiausiai gydytojo neišgirdau apie pasidaryk pats closed loop sistemą, kad tai nenaudokit, nėra. Matot, visgi, kaip sakyti, tai yra algoritmai, yra ar ne apsimokymo etapai ir taipogi, kaip minėjom, amžiaus, ar ne, kaip sakyti, amžiaus. Ir vis tiek tai nėra vien pavedama, kad visą dieną tu nepasižiūri cukraus kiekio kraujyje ir pokyčių, ar ne. Tai reiškia, yra ir hipoglikemijos pojūčiai, ar ne, įvertinami ir vertinama, ar nėra hiperglikemijos ir visų kitų niuansų. Super, kol mes su gydytoja kalbamės, jūs galite dar sugalvoti, turim kelias minutės savo klausimą, kurį norėtumėt užduoti medicinos mokslų daktarui, vaikų endokrinologijai, gydytojai Navardauskaitei. Tai turi tam kelias minutės, galite arba parašyti, arba pakelti rankelę ir aš būtinai jūsų užklausysiu, tik pasistengkite istoriją sutrumpinti iki esmės klausdami. Ir smagiausia būtų, jeigu įsijungtumėt kamerą, kad matytumėm, su kuo kalbam. O mes toliau kalbame su gydytoja Rūta Navardauskaitė. Apskritai, pavyzdžiui, jūsų vertinimu, koks technikos ar galbūt insulino, kokia priemonė ar pažanga labiausia padeda sergantiems cukriniu diabetu valdyti šitą ligą? Iš tikrųjų, tikėtina, kad ar ne nuolatiniai gliukozės monitoringai. Man teko dar galimybę pabūti iki tos eros, ar ne, ir po tos eros kaip gydytojai, ar ne. Tai iš tikrųjų nuo 2016, plačiai pradėjo naudoti, iki tol tai būdavo tik tai, ar ne, pavieniai, būtent su matuojančiam pompom, bet kaip atsirado, ar ne, Freestyle, Libre ir kiti sensoriai, nevardinant čia jų visų, tai tikrai pasikeitė diabeto priežiūra, pažiūrėkit, pasikeitė netgi, vertinimo rodikliai. Dabar jau nebekalbama apie gliukuotą hemoglobiną, seniau būdavo, mažiau 7,5, dabar 7, dabar netgi 6,8, nors, nebe į jį, bet turėtumėm kreipti dėmesio būtent į kiek ilgai tame būna tikslinėse ribose.
Tai iš tikrųjų manyčiau, kad gliukozės įvertinimas realių laikų labai daug ką turi. Taipogi, jau kaip antroji vietoje, ar ne, jeigu čia jau taip pareitinguoti, galbūt insulinai, ar ne, kad būtent atsirado greitai veikiantis, labai greitai veikiantis. Kas dar atsimena visokius, ar ne, trumpo veikimo, kas iš tikrųjų buvo sunku nuprognozuoti po kelių valandų, būtent cukraus kiekio kritimą, jeigu nebus užkandžio. Tai va, ir tikrai, ir, na, žinoma, dabartinės tos jau atsiradusios mikroboliusavimo galimybės, tai kaip būtų sakyti, irgi. Iš tikrųjų, ta technika labai padėjo ir labai padeda, ypatingai, kaip sakėt, stebėjimo sistemos, kai ne kelis kartus iš piršto pamatuoji, kai jau supranti, kad tuoj kažkur nukris ir paties insulino, ar ne, pažanga jau nebereikia ir laukti tų 15 minučių, užtenka 2-3, tai pakeitė iš tikrųjų stipriai gyvenimo kokybę. Ir Eglė klausė, norėčiau paklausti, kaip akys ir diabetas veikia. Akys 9 metų vaikui silpsta. Ačiū. Jeigu kalbant apie cukrinį diabetą, ar ne, dabar tikėtina silpsta dėl to, kad, na, yra lęšiuko dalykas, kas būtent nelabai turėtų būti susijęs su diabetu gali regėjimas sutrikti tik tai, na, trumpalaikiai, jeigu atsiranda hiperglikemija, ar ne, gali būti toksai kaip liejimosi vaizdas, ar ne, arba hipoglikemija dvejinimuose, o būtent, ar ne, gali būti trumparegystė arba toliaregystė, kaip ir nesergantiems, būtent regos aštrumas. Na, o kalbant apie diabetą, tikrai 9 metų amžiuje, na, komplikacijų susijusių su diabetu tikrai ir akių pažaida neturėtų būti. Ir būtent diabetas su akimis kuo susiję, kad, na, nepakankamai gera diabeto kontrolė gali pažeisti, ar ne, kraujagyslės, o akių kraujagyslės tai yra visoje tinklainėje, ar ne, maitina regos nervą, būtent dėl to gali būti pažaida, bet tikėtina jūsų vaikui yra būtent tas akomodacinis, būtent lęšiuko negebėjimas prisitaikyti prie artimo ar tolimo vaizdo. Tai tikėtina tai su diabetu nesusiję, yra gretimas sutrikimas, galėtumėm taip įvardinti. Dabar Aušra klausė. Vieną mėnesį išbuvom visą 70% normos ribose. Kitą mėnesį atrodo viskas tas pats, o cukrus sunkiai valdosi. Normos ribose 63-65%. Krenta motyvacija ir baisu dėl vaiko sveikatos ateityje. Kaip išlaikyti tą vidinę motyvaciją ir kovoti su diabetu? Iš tikrųjų, na, mėnesiui nelygus, ar ne, jeigu lygintumėm rugsėjį su kokiu jau dabar, kai didėja sergamumas, galbūt kažkokie kitokie faktoriai įtakoja būtent, kaip mes jau aptarėm, ar ne, infekcijos, kortizolio kiekis pakilimas dėl streso, ar ne, galbūt nors jie nematomi, bet gali būti veiksniai, kurie pasikeitė. Netgi juokas buvo, kad kiek ten 50 ar 40 priežasčių, kodėl gali būti ar ne aukštas cukrus ten. Gal ir daugiau netgi. Tai, va, tai tas pats ir šiuo atveju. Tai kaip išlaikyti motivaciją, na, kaip ir žinom, kaip ir visose gyvenimo srityse, ar ne, jinai yra banguojanti, ar ne, bet žinant tai, kad siekis kuo ilgiau ir kuo kokybiškiau gyventi turėtų, na, būti toksai kaip vizija ir tai turėtų tapti disciplina, rutina, ar ne, tam tikri su diabetu susiję dalykai. Dėl žodžio motyvacija, mums žodis motyvacija susiję kažkoksai labai teigiamomis emocijomis, ne? Na, taip, kad motyvacija, o čia kažkas smagaus, faino. Einam valdyti diabetą. Jo, ir būtent mūsų skyriuje dirbančios psichologės disertacijos tyrimas buvo apie pirmo tipo cukrinio diabeto priežiūrą. Ir labai įdomus stebėtas ryšys, kad tie, kurie, tarkim, buvo kaip tik labiau susirūpinę, na, tas tokias galbūt mažiau optimistiškai viską, galbūt žiūrėjo, jų diabeto priežiūra buvo geresnė, negu, tarkim, tų
jau labai super optimistų, kad galbūt, na, tas kartais super optimizmas yra tokio gal lengvo, galėtumėm sakyti, ne tokio lengva būdiškumo, bet tokio, na, kad viskas bus gerai, nepaisant mano dedamų pastangų, arba viskas bus blogai, nepaisant mano dedamų pastangų. Tai, na, visgi vis tiek daug kas priklauso nuo dedamų pastangų. Ir, na, tai iš tikrųjų turi būti ir disciplina, ir rutina. Kaip sako, mes pasiekėm ko nors tai, ką darom, na, nuolatos, ar ne, tai, o ne tai, ką retkarčiais. Tai jeigu ten vieną dieną kažkaip labai super prisižiūrim diabetą, nu, viso gyvenimo kontekste, tai bus labai veiksnys mažai lemiantis, ar ne, negu visą gyvenimą gerai prižiūrėjom, o vieną dieną leidom savo neprižiūrėti diabetą. Tai ta viena diena nieko nekeis, ar ne? Tai tiesiog, ar ne, turi būti tiesiog rutina. Aš galbūt pridurčiau, kad dar reikėtų susirasti tinkantį savo vaikui gydytoją, endokrinologą ir slaugytoją diabetologę, kurie suteiktų tos motyvacijos ir padrasintų eiti į priekį. Ir taip pat susirasti greičiausiai bendruomenę, kur būtų tokių pačių tėvų kaip jūs, kurie jau išgyveno arba dar išgyveno tą patį periodą. Ir tai, ko gero, būtų lengviau, kai ne vienas su vėjo malūnais kovoja daugiau tokių Don Kichotų vis armija, kai susirenka Don Kichotų ir kovoja su kažkuo, ko nematai realiai. Tai, ja, iš tikrųjų, ir bendruomenės, ir kaip sakot, ar ne konsultacijos. Atrodo daug ką žinom apie diabetą, bet vis tiek atsiranda kažkokių naujų niuansų ir tos žinios atnaujinamos, galbūt kažkokie klaidingi įsitikinimai sulaužomi ar ne, pagerina ir atrodo, dedu pastangas, atrodo viską gerai darau, bet ar tikrai, ar ne, kartais, tai ar tikrai tai yra tai, tarkim, kartais galima suklusti, ar tikrai ten duonos ten svorį dalinti per pusę ir sužinom angliavandenių kiekį, ar ne, tai tiesiog visokiausi niuansai. Valdonė prašo dar disertacijos patikslinti pavadinimą, autorę ir kurioje vietoje galima rasti tą darbą, čia kalbant apie psichologijų disertaciją. Fantastika, ačiū. Ir tada dar grįšiu, kai kalbėjome apie technologijas, jūs paminėjot, kad dabar, kalbant apie pirmo tipo cukrinį diabetą, yra svarbus, mes jau matuojam ligos valdymo kokybę nebe glikuotų hemoglobinų, o laiku praleistų normos ribose. Ir tai yra, ko gero, vienas iš, man pačiai įdomesnių, svarbesnių dalykų, tai kiek visgi dar glikuotas hemoglobinas yra svarbus įvertinant ir kodėl dar vis nepasikeitė tam tikros vertinimo normos, visokios strategijos ir panašus dokumentai, netgi pompos skirimo tvarka yra nurodoma glikuotų hemoglobinų. Visi procesai, kas susijęs, kaip sakyti, su įsakymų leidimu, jie užtrunka, ar ne, reikia inicijuoti, tikėtina tai, kad turėtų būti, bet galbūt turės būti kažkoksai dar naujesnis kažkoks proveržis, kad rengiant vieną dokumentą būtų parengta ir visą ką. Dabar, tarkim, man tenka kitose, kaip sakyti, lygose prisidėti prie tam tikrų, kaip sakyti, pakeitimų ar dar ko nors. Tai iš tikrųjų, tai užtrunka ir tiesiog tai buvo įtraukta pagal senesnius kriterijus, ne visi galėjo turėti galbūt nuolatinius gliukozės monitoringus ar ne, ir būtent buvo įtrauktas rodiklis kaip glikuotas hemoglobinas ir jisai iki šiol yra įtraukta, kad diabeto priežiūroje yra atliekamas ar ne pirmo tipo diabetų sergantiems 3 kart per metus, ar ne? Nors naujosios gairės atžymi, kad ar ne, reikėtų didesnį dėmesį ir ligos kontrolę vertinti pagal būtent praleistą laiką tikslinėse ribose. Tai kartais tai užtrunka procesai tą laiką. Pagaliau mes pasiekėm tą ribą, tokį lygį, kai nebevertinam atgyvenusių glikuotų hemoglobino procentais,
tą efektyvumą, ar ne, kas gali reikšti, tarkim, 7 glikuotas gali reikšti, kad aš visą dieną buvau su 15 cukrum, o visą naktį buvo iki 2 nukritęs cukrus hipoglikemija visą naktį, ar ne, ir vis tiek aš, būsiu vertinama kaip visai neblogai valdantį savo cukrinį diabetą, ar ne. Kaip tik mačiau dabar iššokantį klausimą apie 7-8 yra blogas gliukotas hemoglobinas, ar ne? Jeigu mes imtumėm normatyvų, tai ar ne turi būti mažiau 7 dabartinės dalykas, bet būtent jau ką Asta paminėjo, ar ne, svarbiausia, kad nebūtų didelių glikemijos svyravimų, ar ne, ir tai yra didžiausias dalykas. Plus, žiūrint atitinkamai, tarkim, vaikų amžiuje tai jau nebeskirstama, bet suaugusių endokrinologai susiduria būtent su galbūt vyresnio amžiaus žmonėmis ir rizika būti hipoglikemijai ir arti to tikslinio glikuoto yra mažiau naudinga, negu, tarkim, bus glikuota 7,5 ar ten 7-8, bet nebus hipoglikemija, nepažeis kognityvinių funkcijų, ar ne? Super. Jeigu kas nors dar norit ko nors paklausti, tai drąsiai pakelkite rankelę, o jeigu ne, tada aš gydytojai turbūt turiu jau paskutinį klausimą ir turbūt esminį, kurio visi laukia, tai gydytoja, kaip užsirašyti pas jūs konsultaciją, dabar prašom mums instrukciją. Rimtai, toks klausimas buvo, čia jūs galvojate. Žinoma, visiems svarbus toksai klausimas. Tai pas mane, jeigu asmeniškai, tai ten, kur aš dirbu, ar ne, skambinti per bendrą skambučių centrą Kauno klinikos 837703370 arba per e-sveikatą su šeimos gydytojo siuntimu ir konsultacijai. O taip pat dar ir konsultuoju kitoje įstaigoje, tai tenka konsultuoti pacientus gyvenančius ne tik Lietuvoje. Dabartinės nuotolinės sistemos iš tikrųjų labai pasitarnauja tiems žmonėms ir galiu pasidžiaugti, kad mūsų Lietuvoje tikrai prieinamos sveikatos priemonės yra pakankamai iš tikrųjų geros, kas, tarkim, kitose šalyse gali ne viskas būti kompensuojama ar prieinama. Tai galim pasidžiaugti tuo. Super, ačiū. Tai, žinot, dabar kaip užsirašyti. Taip. Dabar, žinote, kaip užsirašyti pas gydytoją. Netgi gavote tiesiai telefoną, tikiuosi spėjote visi užsirašyti. Jeigu ne, tai eikite į sveikatą. Gydytojos vardą, pavardę matot, užrašytą, tai taip pat galite užsirašyti ant lapuko į telefoną ar kur nors, kad nepamirštumėt. Ir jeigu jums patiko gydytoja, tai, manau, su vaikais ir paaugliais puikiai sutarėt, ar ne? Turit gerą humoro jausmą, tai aš manau tikrai pabandykit, nueikit, jeigu dar niekada nebuvo, tai išbandykit gydytoją. Dabar, kaip padėti suprasti, kad mityba pagrindas diabeto valdyme? Paauglė 15 metų atrodo specialiai nevalgo lėtų angliavandenių, tik greitus. Mėsos irgi nevalgo. Šiai dienai glikuotas 9,9. Maištauja ir yra pikta. Galiu mamą gal nudžiuginti, kad tai praeis. Iš tikrųjų. Ir, paauglystė nėra lengvas momentas, o dar cukrinis diabetas tikrai nemenkas gyvenimo iššūkis. Ir tikriausiai mums pasirinkti kažkokius ydingus įpročius yra daug lengviau negu imtis kažko naudingo mūsų gerbūvį, ar ne? Ir tas greitų angliavandenių valgymas ir, kaip sakot, nevalgo mėsos. Tai gali būti ir maištavimo išraiška, ar ne? Ir kaip tai padaryti, kaip koreguoti mitybą, kaip ir sako Asta, ar ne, kad labai svarbu dalyvauti bendruomeniai, galbūt turėti šalia gerą pavyzdį tai paaugliai, ar ne, galbūt kažkokį autoritingą dalyką. Iš tikrųjų mes matom labai gerų pavyzdžių tų vadinamų diabeto influencerių, ar ne, iš tikrųjų, kurie stengiasi sveikai maitintis ir savo apskritai charizmą gali paveikti jaunus žmonės teigiamą linkme. Žinoma, galbūt tiek gydytojas, tiek diabeto slaugytojas per tą turimą konsultacijos laiką kažkokio
kaip sakyti, viską apimančio gyvenimo nepakeis, bet gali būti kažkokie kritiniai patarimai, kurie galėtų padėti pasistengti savo sveikatos gerovėje ar ne, daryti pakeitimus, jeigu kalbėti apie greitai veikiančius angliavandenius, geresnę diabeto kontrolę. O dėl mėsos, tai pasistengti reikėtų, kad užtikrinti pakankamą baltymų kiekį, geležies kiekį tada iš kitų maisto produktų, ar ne, tai tiek pat geležies turi ir burokėliai, ir špinatai, tai galbūt parekomenduoti kažkokius produktus tuos turinčius, kad jie būtų patrauklus paaugliui, ar ne, tai prisiminti mūsų pačius paauglystėj, kad tikrai nebuvom lengvas riešutėlis savo tėvams. Tai ir tas pats jūsų paaugliai, su kuria susidurėte. Ar galbūt yra galimybė apsilankyti Kauno klinikose pas psichologus, kurie yra susidūrę su cukriniu diabetu dirba, turint kažkokių problemų su paaugliais? Jolanta Žilinskinė būtent dirba, bet jinai dirba mūsų stacionare skyriuje ir jinai taipogi turi konsultacijas. Galėčiau patikslinti žmogaus gerovės centre berods, jeigu bus galimybė prie YouTube įrašo pridėti kontaktus, galėčiau padaryti nuorodą. Ir jinai iš tikrųjų yra patyrusi diabeto konsultavime, ar ne, taipogi aš manau, kad ir kituose miestuose bendradarbiaujant su tam tikrai būtent ar ne, ir jūs diabeto aikų, tikriausiai ir Klaipėdoje turite puikių konsultantų, jeigu esate iš kitų miestų, dabar tos nuotolinės galimybės konsultavimo yra ir nuotoliu, tai iš tikrųjų, jeigu susidurėte su sunkumais, tai yra labai svarbu. Bet kitas dalykas, taip, turi būti žmogus, psichologas, suprasti apie diabetą, kas tai yra. Bet kartais ne vien diabetas viską lemia, ar ne kažkokius veiksnius, tai iš tikrųjų labai svarbus pačio santykio su paaugliu ir psichologu, ar ne, ir gali būti puikus psichologas jūsų paaugliui, nebūtinai plačiai dirbantis su diabetu ir žinantis ten labai daug niuansų apie diabetą, susipažinęs, ar ne tiesiog. Tikra tiesa. Na ką, ar kas nors dar norėtų ko nors paklausti gydytojos, kol turit galimybę, be tiesioginio vizito per e-sveikatą galit dabar paklausti, labai neišsiplėsdami. Greitai kas nors klausimą galit. Aha. Dovilė pakėlė ranką. Taip, Dovilė. Aš neklausimą, bet gal tokį papildymą, nes kilo mintis iš to, ką čia girdėjau apie paskutinį Erminos klausimą. Dalinamės anksčiau, mes čia turėjom Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paskaitų tokį ciklą berods praeitais metais ir yra galimybė vis dar peržiūrėti įrašus psichologo Vaido Arvasevičiaus, tai jeigu ne jie, bet galbūt tose įrašuose rasti atsakymus, bet kaip ir psichologė, su kuria mes irgi bendraujam, ne tik Jolanta Žilinskinė, bet ir Vika Gridejeva, su kuria turėjom savitarpio pagalbos grupės, jinai labai akcentuoja, kad neieškokim visko tik diabete, nepateisinkim visko tik dėl diabeto, bet yra dažnai labai yra ir kitų dalykų, tai paauglystėje jų yra ne vienas ir ne du, tai va čia sudėjau nuorodas, galima rasti, jeigu nerasit, galit man asmeniškai rašyti, atsiųsiu. Taip pat mūsų YouTube kanale Diabeto IQ galite rasti įvairių naudingų įrašų, ankstesnių paskaitų įrašų. Taip pat čia rasite ir šitą pokalbį su nuostabia gydytoja Rūta Navardauskaitė. Tai būtinai pažiūrėkite, jeigu nespėjote arba ne visą matėte, arba kažkur teko išeiti ir iki galo neišlaukite. O šiandien aš tuomet labai noriu padėkoti gydytojui Rūtai už tiek daug mums skirto laiko, už tokį didelį žinių bagažą, ir tiesiog už bendrystę su visais mūsų tėveliais čia susirinkusiais
vaikų, kurie serga cukriniu diabetu. Mums visiems tai labai svarbu. Ačiū labai Jums. Pakvietimą dar kartą ir ačiū už Jūsų dėmesį. Ir aš tikiuosi susitiksime su Jumis gydytoja dažniau. Tikrai labai gera ir labai šilta šiandien su Jumis buvo. Ir labai noriu padėkoti visiems susirinkusiems žiūrovam už klausimus, už tai, kad buvot, už tai, kad dalyvavot ir už tai, kad esat šitos nuostabios bendruomenės dalis.